Buvo etapas, kai aš dirbau tokį darbą, kur visiškai negalėjau priklausyti savo, buvau pardavęs 24 valandas per parą kitiem žmonėm už pinigus. Ir savo laiko visiškai nebuvo. Tai truko beveik 3 metus ir aš supratau viso to beprasmybę, tai buvo visai normalūs pinigai, bet toks pakankamai linksmas, geras gyvenimas, toks iš išorės ir blizgantis gyvenimas, bet tas etapas man ir visiškai pakeitė visą mano mąstyseną, pakeitė visą, aš nežinau, požiūrį viską ir nuo tada turbūt pradėjau ir žvalgytis toliau už savo mąstymo ribų, toliau už šalies ribų, kažkur toliau, bet tas toliau buvo truputį tokia migla ir mistika. Ne mistika, tokia tuštuma ir ji mane traukė. Ir tada prasidėjo tas kelias į tą mistiką, į tą tuštumą. Aš išėjau iš to darbo savanoriškai, nutraukiau, pasakiau, kad jau man atėjo laikas išeiti ir išėjau niekur. Į nedarbą ir nedirbau kurį tai laiką ir nieko. Mėgaus visišką tą laisvę darimų nieko, ar tai ten tapant, ar kažką. Bet ką, man viskas buvo begalinis cukrus ant sielos. Balzamas didžiulis, daryti nieką, daryti tik tais savo laisvo valia. Šiandienos laidos tema – tapyba. Turime puikią progą susipažinti su Dainiumi Trumpiu. Išsamiau, nuosekliau pasigilinti į tapybos meną, bendraudami su šiuo įdomiu menininku, ne tik menininku, kultūros tyrinėtojų, keliautojų, eksperimentuotojų. Dainių Trumpį galima būtų apibūdinti kaip šiuolaikinį nomadą. Į lietuvių kalbą verčiant, tai būtų klajoklis. O klajoklis tai ir yra šiuolaikinio menininko gyvenimo būdas. Menininko, kuris keliauja per įvairias menininkų rezidencijas, stovyklas, kuris bendrauja, susipažįsta su kitų šalių menininkais, kuris kuria menininkų bendruomenės, uždarus pasaulius, tuo pačiu uždarus ir globalius. Nes menas užtvertas sienomis, tvoromis, ideologijomis jau iš tikrųjų ir nebėra menas. Jis yra įkalintas tarp tų sienų. Todėl menininkai nori nenori priversti kirsti visas sienas, bendrauti kuo plačiau ir kurti universalias meno formas jau universaliame pasaulyje. Dainius Trumpis yra būtent toks menininkas, jisai nuolat veržėsi peržengti įvairias ribas, sienas, geografinius, kultūrinius skirtumus ir jisai savotiškai kaip po kokią kropelytę savo atradimus, savo patirtis tempia čia atgal į Šiaulius, į savo tapybos drobes ir mus džiugina didžiulio formato tapybos kūriniais, kompozicijomis, keistais personažais, kurie jau yra universalūs, kurie yra jau ir universalaus pasaulio simboliai, kurie praturtina mus nebe vietinę meno kūrinio prasme, bet kažko daugiau. Giliomis nuojautomis, apibendrintais vaizdais, dramatiškais spalviniais sąskambiais, labai įvairiomis tapybos technikomis, kurios tarpusavy yra derinamos į margus, keistus, kartais bauginančius, viliojančius, atstumiančius kaleidoskopus, spalvinius kaleidoskopus, prasminius. Ir manau, kad tai yra vienas iš šiuo metu įdomiausių Šiaulių miesto menininkų. Jau ir vien todėl, kad jisai yra menininkas iš prigimties, jisai kitaip negali, jisai gali tik tai kurti, tik tai judėti ir tik tai ieškoti. Tai puikia galimybė pakeliauti kartu su menininku jo vaizduotės labirintais ir atsekti jo klajokliškos būties takus, patirtis, klausantis jo paties pasakojimų ir kūrybinių ieškojimų.
ir geriau būti, nežinau, bet kuo, kad ir benamiu, bedarbiu, bet kuo, bet sąmoningai būti benamiu, sąmoningai būti kažkokiu bedarbiu ar dar kažkuo, bet būti savim, žinot, ką darai ir būti patenkintų toje situacijoje, ar tu turi pinigų ar neturi pinigų, ar tavo rūbai šilti ar nešilti, tas keitė mane ir aš į tą išėjau pakankamai sėkmingai, ačiū Dievui, kad sėkmingai perėjau tą etapą laisvės, tokį vidinės laisvės etapą. Tada prasidėjo tokie dvasiniai gal ieškojimai, tai kelionės su kūryba, su rašymais, su kažkokia proza, su tapymais. Pirmoji tokia didžioji kelionė, jeigu neskaitant Europos, tai buvo Indija, kurią mano teta karts nuo karto vis važiuodavo į tą garsų į Saibabos ašramą, kuris dabar jau mirė nesenai prieš kiek čia mėnesių Saibaba. Ir man buvo gan patogu su jais pirmą kartą nuvažiuoti, nes aš nebuvau dar tokiuose kelionėse, reikėjo ir vizas ir viską, ir man buvo patogu nuvažiuoti su visa ta grupelė tų pakankamai pamaldžių žmonių į Indiją. Ir aš ten po to pats vienas jau pats vienas prabuvau 3 mėnesius, beveik 4 mėnesius pats vienas, laidžiodamas visiškai po visą Indiją. Tai buvo postumis, kad galėjau iššokti tą traukinį į važiuojantį traukinį, kur tie žmonės važiuodavo kasmet. Ir man tai labai patiko ir tai buvo tokia dvasinių ieškojimo kelionė. Turbūt kiekvieną dieną buvo po kažkokį mažą atradimą, kur man ten atrodė kaip gigantiškas, didžiulis atradimas, nes kiek ten visko vyko, tiek man čia taip stipriai nevykdo, arba aš to neįvertindavau, nepastebėdavau, kad čia vyksta. Ten labai puikiai viską akivaizdžiai mačiau ir pastebėdavau, kas vyksta. Egipte keliaujant, aš ten naudoju labai populiarias ten priemonės, tai papirusą. Jo galima nusipirkti visur, jo galima nusipirkti didelių formatų, mažų formatų, kokių tik nori. Jos galima susivinioti į tubelį ir nešiotis kitur. Ten vietoj nusipirkau dažų, temperos ir aš su jais ant tų papirusų lengvai galėdavau tapyti ir susivinioti ir vežtis. Rašymas, aišku, visur galima. Tušinukas, pieštukas po ranka ir galima bet kada rašyti. Dar viena forma, tai fotografija. Fotografuojant, aš nežinau, man ta fotografija visada buvo toks kaip hobi, bet kuris įtraukia labai. Kai pradedi fotografuoti, nebegali sustoti, nes toks, obsesija tokia. Tai dar viena tokia forma, kur matai per fotoaparato objektyvą kvadratuką, kuris yra lyg ir tapybos darbas, lyg ir fotografija, lyg kažkas įrėminta, kažkas užfiksuota ir kartais pagalvoju, kad kai taip žiūri vaizdus aplinkui, yra viena, tu sugeri juos, kai pasižiūri per fotoaparatą, lyg tartum užfiksuoji, spausdamas savo sąmonėje, savo mintyse, savo atminty, užfiksuoji tą būtent momentą, kuris tau patiko, ar tai įdomus žmogus, ar tai gražus, ar bjaurus žmogus, kažko patraukęs,
Daug portretų, daug žmonių fotografavau, ne vien tik tais aplinkos ir kažkokių statinių, bet ir žmonių, kas man labai įdomu, nes vis tiek kiekvienoje šalyje nuvažiuoji ir apie šalį gali suprasti tik tais pagal žmonės, pabendravę su jais, pagyvenę su jais. Tai padaro šalį įdomią arba neįdomią, arba liūdną, arba kažkokią impulsyvę, ar dar žmonės, ne statiniai, ne medžiai, ne gamta, ne saulė, o žmonės. Paskui Kambodžoje, Laose tapiau su kava, nors turėjau dažų pasiruošęs, jau nusivežiau, bet susidūriau ten su nuostabia, unikalia kava, kuri auginama aukštai kalnuose, Laose, nedideliam regione. Ir jinai turi tokį ne tik skonį unikalų, bet ir specifinį tokį tirštumą, kur su ją uždėjus tašką jinai lieka tokia blizganti, tamsiai ruda spalva. Ir jeigu ją dar galima skiesti su vandeniu, kaip normalius dažus skidi su vandeniu, jinai atsiskiedžia ir aš pradėjau žaisti ir man tai traukė ir tai labai patiko. Ir aš visur kavinės, lauko kavinukės jau nuėjęs, visą laiką tokių turėdavau popieriukų prisiplėšęs, kvadratinių ir užsisakęs kavos visada prisidėdavau tų paveiksliukų ir prisipieždavau, prisilaizdavau, prisižaisdavau, kol visi džiūna ant saulės, aš gerdavau kavą ir rašydavau. Ir taip stengdavau daryti kiekvieną dieną. Tokia taip savo kaip tokia, minimalę kūrybinę užduotį savo liepdavau daryti, kuri be galo maloniai ir pritraukdavau, aišku, tų kambodžiečių dėmesį ir vaikų, ir nes visi mato, kad šiandien gatvės džiūna ir įdomu, ir bendravimas nuo to prasideda. Tuose šalyse vėl veždavus, konkrečiai važiuodavau, ten Anglija, pavyzdžiui, tai konkrečiai važiavau tapyti, vežiaus dažus, Kazakstaną važiavau į Almatą, ten vėlgi vežiausi dažus ir ten kai kuriuos pirkau ir naudojau vietinės medžiagas. Tai va taip jos labai skirtingai man kelionėse vis arba natūraliai atsiranda, arba aš jas atsivežu, arba ieškau ir ten susirandu. Man patinka pati ta kaita.
Ir kelionėse, aišku, neatspindi tų šalių dvasia. Ne visada, gal Kazachijos darbuose daugiau atspindi, bet kitų šalių neatspindi. Paprasčiausiai tai vis tiek, aš tai darau su savo vidiniai, nekopijuoju išorės, nekopijuoju kažkokios gamtos. Jeigu pažiūrėčiau tapyti gamtą, tai taip, tada matytųsi, kad čia rytų šalis, čia vakarų šalis. Bet dabar vis tiek yra kažkokia, mano tapyba dažniausiai būna tokia psichologinė, iš savęs, grinai iš mano vidaus tapant, visada ant tuščio popieriaus ar ant tuščios drobės. Mažai kada kopijuoju, skirtiniais atvejais tapau iš kažko jau konkrečiai žiūrimo, ar tai būtų nuotrauka, ar tai peizažas, ar tai sėdintis žmogus, labai retai ir skirtiniais atvejais. Dažniausiai tai būna be eskizų, be jokių pasiruošimų tapimas ir visuose tuose šalyse taip ir darau. Ir tie darbai yra skirtingi, su kokiom emocijom, kokiom mintim aš tuo metu būnu, juos ir truputėlį atsispindi tuose darbeliuose. Būna taip, kad, čia ne aš. Padariau tą darbą, bet lyg ir ne aš. Jo, labai dažnai būna. Taip, žinoma. Tu radai tai? Jo, dažnai tai ir netgi vieno paveikslo procese tai yra pastovus bendravimas su tuo kažko ir tu stengies paklust tam anapusiniam aš ar mokytojui ar kažkas, kas tai bebūtų, nes yra labai glaudus ryšys ir ta ranka visada jaučiama yra. Tai neįmanoma jo net ignoruoti, neįmanoma nieko ir čia būtų melas, jeigu sakyčiau, kad visą tai aš apsiėmiau ir padariau, sugalvojau, nusibraižiau ir padariau. Tai būtų ne tapybos kūriniai, gal tai būtų darbai, kaip įprasta sakyti. Aš retai kada vartoju tą žodį darbas, nes tai man visai nedarbas ir žinau, kiek aš gyvenu su to darbo, tai ne darbo, o su tapybos paveikslu. Tai toks net nepagarba būtų paveikslui vadinti į darbu, nes tai gyvenimas ir pastovus, kaip ir gyvenime, yra kažkokie santykiai su likimu ir su tuo, kas yra šalia, kur kažkas eina už nugaros ir šnabžda jausi, kaip tau reikėtų daryti, kartais gyvenime tą ignoruoji, atmeti ir pasikliauni vien tik savo valia tokia, savo ėjimu, o kartais įsiklausai. Tai tapant paveikslą yra visiškai taip pat, lygiai taip pat kaip gyvenime ir visada yra šnabždesys už nugaros ir kai įsiklausai gerai ir pradeda tai vesti tavo ranką, tai yra dieviškas malonumas, tai yra ekstazija, aš nežinau kaip pavadinti, tai nieko nebereikia, rankos dreba ir tu gyveni tai ir tu tik žiūri, tik tampi žiūrovu ir matai, kaip viskas vyksta ant drobės ir tuo džiaugies ir po to atėjęs kitą dieną pasižiūrėsi rezultatą, tą, ką tu darei praeitą dieną, tu nustembi, kad tavo rankos tai galėjo padaryti, nes tu būni tokioj pusiau hipnozės būsenoj. Ir gal dauguma tapytojų dėl to ir tapo, aš nežinau, nes tai yra labai geras jausmas. Dauguma, aišku, žiūri, kaip ieško figūrų, figūratyvumo ir motyvo, filosofinio, žinutės filosofinės, kuri būtų pasakyta kažkokios, ar tą, ką aš norėjau pasakyti. Dažnai tapydamas bandau pabėgti nuo to, ką aš norėjau pasakyti, kad tai gautųsi visiškai neutralus naujas kūrinys, kad tai nebūtų mano pasakymas, kad aš manau taip ir dabar aš per tą paveikslą jums
pasakau, nes jeigu aš norėsiu pasakyti, aš ir pasakysiu. Man nereikia tapyti mėnesį laiko paveikslą, kad aš galėčiau pasakyti tą frazę. Aš kiek įmanoma bandau pasijungti prie to, ką jūs vadinot už šalies ir kartu bendradarbiauti ir sukurti visai naują darinį, kuris mane patys stebina ir kitus stebina. Ir tie žmonės, kurie žiūri emociškai ir negali pasakyti, kas juos traukia, kas jiem patinka, bet patinka ir jie perka kai kurie tos darbus žmonės. Tai vat būtent tie, kurie perka, tai tik tais tie, kurie pamato tai. Labai retas atvejis, kuris žmogus pirktų vien dėl to, kad reikia paveikslų, kad reikia pasikabinti prie namuose, prie židinio ar prie lovos, prie stalelio. Tokių pas mane yra labai labai mažai, gal vienetai iš vis per gyvenimą, kurie tai pirko. Dažniausiai perka tik tada, kai konkretus darbas paveikslas labai patinka ir jie jaučia. Ir dažnai klausi, kas patinka, jie sako, nežinau, viskas. Ir sunku apčiuopti, kas patinka. Ir ar potėpiai, ar spalvos, ar figūratyvumas, ar abstraktumas. Tai ir aš stengiuosi suvesti viską į vieną, kad man viskas patiktų ir nebebūtų nei kampelio, nei dalelės, nei linijos, kuri man nepatiktų. Man asmeniškai, mano požiūriui, mano žvilgsniui, kai jau manau, kad aš nebegaliu daugiau nieko pridėti, net tada sustoju ir tada yra baigtas tas paveikslas. Priklauso nuo aplinkos. Dar prieš 2-3 metus galėdavau parduoti savo paveikslą ir puikiai gyventi iš to, nes nesu labai išlaidus, pakankamai taupus, moku gyventi, nes jau toks amžius brandus, kad nebesu švaistūnas. Gal niekada toks labai ir nebuvau. Tai užtenka iš to, ką turiu. Turiu būstą, kur gyventi, turiu stogą. Tas labai daug duoda, nereikia. Kelionės bilietas kainuoja. Vėlgi taupydavau, jeigu jau sugalvoju kažkokią kelionę, tekdavo taupyti, tai vėlgi iš paveikslo, ar tai pirmos kelionės prasidėjo iš darbelių, važiuoji kažkur užsidirbi ir tada keliauji tuos pinigus išleidai. Po to jau, kai nusprendžiau, kad reikia gyventi vien iš kūrybos, vien iš savo energijos, nes mane labai sužavėjo žmonės, kuriuos aš sutikdavau keliai, kad ten matai, kad su dviračiu koks nors šveicaras pravažiuoja, per 5 metus pravažiuoja visą pasaulį. Be jokių transportų, nebent keldamasis ten iš kokios Australijos į pietų Afriką. Ir pagalvoju, kad žmogus su savo energija, fizinė energija, duota prigimtinė energija sugeba keliauti aplink pasaulį, nenaudodamas jokių transporto, kitų priemonių, visiškai savo fizinę energiją. Ir pagalvoju, iš savęs tas judesys vyksta. Tai aš galvoju, kad aš norėčiau, kad galėčiau iš savęs, iš savo kūrybos truputėlį pragyventi. Grinai kuriant, darant rankomis, o ne dar kažkuo, ir kad galėčiau nors truputį užsidirbti duonai. Tai va tą po truputį ir bandžiau daryti. Dabar tai labai labai sunku. Bet jau šiuo metu, ypač tapant tokius paveikslus kaip mano, bet vėlgi nežinau, tai principas, ne principas, kad norisi daryti tas, kas liejasi, kas tau gerai. Gera, nuo ko. Nesinori pavirsti to virpančio kažkokio švento darbo, nedarbo, to jausmo, to veiksmo, kažkokiu darbu, kurį tik tais suraukęs kaktą nutapėjai, pardavėjai, gavai pinigus, nuėjai į parduotuvę nusipirkti batoną. Nesinori to padaryti, noris gyventi tame. Ir jeigu išeina nors truputį užsidirbti iš to, tai yra visiška pilna harmonija.
netaupau pinigų kitai kelionį. Nes tai dabar nėra tiek svarbu, nes pilną harmoniją jaučiu čia, puikiai vibruoju čia Šiauliuose ir nenoriu net į Vilnių, jau reikia sunku važiuoti, nes labai gerai čia, ką bedaryčiau. Ar tai sodą obuolių skint, ar tai su dviračiu į mišką važiuoti, ar tai tapyti, ar tai valgyti, gaminti. Viskas, man atrodo, tokia vientisa harmonija, tokia vibracija, kad dar kažkur, dar geriau vibruoti, išvažiuoti į kažkokią kitą šalį ir ten stipriau, geriau vibruoti. Kažkaip nesitiki, kad tai galėtų būti, nes aš čia puikiai vibruoju, man čia labai gera. Bet aš netmetu to varianto, kad jeigu natūraliai iškils kokią kelionę, bet yra draugų, kurie kviečia atvažiuoti į tą patį Kazachstaną, į Ekvadorą, 2 draugai gyvena Ekvadorė skirtingose vietose, kurie kviečia jau ilgą laiką atvažiuoti ir norėtųsi atvažiuoti ir ten pabūti kokius 3-4, gal net 5 mėnesius tapyti, vėl padaryti parodą, jeigu pavyks. Tai būtų įdomu, bet tai nėra esminis, ko aš siekčiau, ko aš daryčiau. To, ko siekčiau, aš jau pasiekiau, nes aš vibruoju. O daugiau viskas tai yra netiek svarbu.